Mrs. Mūkonaitė. Ačiū pirmininkė. Panaudoto branduolinio kuro ir branduolinių atliekų tvarkymas yra itin svarbus tiek aplinkos ir žmogaus, tiek visuomenės saugumui. Todėl raginu tarybą, priimant direktyvą, atkreipti dėmesį ir Europos parlamento vaidinančio vis svaresnį vaidmenį sprendžiant aplinkos klausimus nuomonę. Vis tik tenka apgailestauti, jog žaisdami politinius žaidimus kartais norime į dokumentus įtraukti įvairias nuostatas, galinčias duoti priešingų rezultatų. Kai kurios valstybės narės, įstodamos į Europos Sąjungą, atsinešė joms prieš jų valią užkrauto atominių elektrinių naštą. Viena Lietuvos stojimų į ES sąlygų buvo Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Europos Sąjunga savo ruožtų sutartimi įsipareigojo šį uždarimą finansuoti. Šis ES įsipareigojimas kyla visų pirma iš to, kad tokiai valstybei kaip Lietuva vienai finansuoti visus elektrinės uždarimo darbus yra neįmanoma. Į uždarimo darbus įeina ir pasirūpinimas panaudotų branduoliniu kuru bei branduolinėmis atliekomis. Todėl raginimai šią naštą užkrauti ant valstybių narių pečių sukeltų priešingą efektą. Negaunant tinkamo finansavimo, Lietuvai vienai būtų neįmanoma efektyviai pasirūpinti saugumu. Atvirkščiai, ir ateinančioje finansinėje perspektyvoje Ignalinos atominės elektrinės uždarimas turi likti ir Lietuvos, tačiau ir visos Europos Sąjungos rūpesčių. Dėkui. We're now moving on to the Balzani report, and Mrs. Harkin, you have the floor if you wish to return to your seat. Yes, Mr. Kelly, you're distracting Mrs. Harkin.